Labrīt, turpinām Bondāns kapnešiau. Un čia ir pējumu kelios vietos šņūrā nutraukta iš kabīnu. Jau jāpējas, atliks ir rūks. Šī rītmetni dregnā, šlapē, matīties ēnām linkrudāns. Tā jau laivis īdinījis, apdaugā torkujies, bet tas šein padījis. Restas kēlis deņas, tur ir vaistāts veikti, kirminu, kur bausu leidzi. Ka galės jau įtvertais į kitus ganyklas, nusikirpis, tvarkyti. Padomu susiklėjavom, čia, ta prasme, buvo nedidelis kelelį pratrynti. Susikabinčiai jauči, apsidirbs, varys pjauti atkult. Dar pabandys pažiūrėti, reka peilius, jauči, peilį neger, nebebus ar nereks naujas dėti, arba apsokti. Galą jis apvaliai dar beveik galėtų apsokti, turėtų mačyti. Tai va, apdžiūva, apvyta, dabar bandys susigriebti. Dabar šiandien 25-26 rytų tepat, aiškums nužėms ir drėgnus, bet anom sugriebs dar prapūs, turėtum apdžiūti, jeigu aišku neužlys. Tai čia ton gabalvės susigriebs, matys, kiek aš čia turiu lūną, čia pitarka nedaug, atrūd, kad pjūviau daugiau, bet labai sukrėt. Paskiau tai dar galu, jei kas ton gabal nupjausu, tik atvytinsi balt susidės avims. Nes kitaip neišdžiuvinsi, čia kelis dēļas rūt šilti ir užkart neradau kombainu, dar nori grūdus nusikolti, rēk ir avis persitverti, nusikēr, bet nebēm besuspītai, gal pertvērs greit avis ir nusikērs bišķi, kad atsilaisvins, vis tie grūdu apmažies darba. Tai planau apie penktadienį, šiandien 3 dienas, tai nežinau, vyks, bet penktadienį mačiau ryti litaus rodi, tai gal nelys, tai da nusikolčiau grūdus. Būtum su šeit mažiau, daugmaž žinos, kiek aš anu turėsiu, ir kiek priesoks. Nes tepči šitą jau antrą kartą, ne, čia pirm, tai antrą kartą jau niek įspūdinga. Matys dar eigo, nes ten kalnu vat daugiau buvau. Tai čia toks skanus šeinėlis bus. Tai teik žinių. Tai susigribėjau čia. Čia kalną, tai aptikta tus elis, veitom švies praktiškai nėra, ten toliau normalia. Čia kapės laiga, nikna stora. Aiškiai, čia priesoks, manau, tikrai 7-8 rulonus. Ir dabar dar pramečiau orų programėlį, rod, kad penktadienį šitą biškį gal užlyti 60%, bet tas ten niek nesak. Bet toliau biškį mažiau šilumos ir pusiau saulės dėjinis, tai galvoj. Nereks dar palauks rytoj, biškai apsidirbs, kaip tarpelį nusipjaus ton darvalį ir tik tą vytins, nesiluos, ta prasme vytins žolį. Palaikys kelis dėjinis, sugriebs jėlis, jeigu tik bus galimybė dar, nes manau, kad šiandien aš neprisoks, 5-7 vis tik bus maža, tai reks toliau. Da šiaudų planau meiž šiaudus įimti, kiek ten bus su žolį ir reikės padžiavinti, negalės sokti iš karto. Matys, kaip čia mums gausias, bet turėtų būti viskas gera. Tai va, susigribėjau ir pradėjau imti šalint kabinsos čia šiandien nulieks nusipjaus. Tai bus paprasčiausiai vakar nusipjauni, laikų vyst paskiau, kai dar vėl sugriebsi ir bus pakainė. Pradėjau pjauteis, pradėjau į baiginį. Gal zdavažiau, bus viskas, šitos poiską paslaik neįims, nes čia veiks dėlgelsi. Tai, jis yra aptvertas kitų darbų. Ten jau buvo apsijėdus, karantinis praėjai. Dabar jau laužu padobelus. Tuvės gal užtviriau čia visur. Į čia, kiek meitilių štekiau tabės pois dabeleinas. Tai dabar kažkur ganos, jėd. Ir neužilg matys, kaip suspės undai nureks, nusikirpti ir ravant parsivežti.
Tai vakar parsivežiau Viniutovą, draugs David, nes anam reikės padėti, paskiau sokt ir luns, tai dabar reik susitvarkyti, nes nedirbsi, metas, nežinau, kiek nustovėjai. Žodžiu, tas ir neužsifiksais, po to reik pakabenim pasikelti, kaip čia aukščia vyr, nes ant tą patį ausį hidraulios, kur ir kliūn vasar. Paskiau pasijungt valdym, pasidirbti kažkaip, kad būt vat vis patogia. Nu, vis aišku, slangą, laidą čia suvelti ir susitvarkyti. Paskiau išbandyti ir kaip susitvarkys, susiruošu, bandysiu irgi avims šiandien pasidaryti. Nes šiandien neužteks, tai šiai galvoju 5-7 rulna, išvestai šiai 2. 2,5 kažkas toki, tai žodžiu, trūkoms bus šiandien, jūs labai skaniai jėd. Apu, kaip išsiriaus, a kaip tada gali šiandien šerti. Nu, tai tur užsiėmėm beveik visą dieną. Atrodo, tik smulkmanti ir, nu, ta prasme, kablį persukavo antrę, viskas ten susitvarkiau, į dar pasidirbau tonštą. Net on, ta prasme, riminėlį, į padoką, tims visiems šitą, kad galėtum, va, nu, darbautis patogiai. Po to dabar reik vėl pritraukti žnyplis, va, ton pasijungti. Čia pasijungėm būts vėl. Buvo va šitą žnyplis, tu įsidėts, nežinau, prie kur literį nelabai telpa, nu, nežinau, įsidės aš paprastą. Tu įk variant, įsidėt ir. Tai tus pabaig susitvarkyti. Čia laitis, aiškus, kon susėsdėlioti, sutvarkyti po to išsitepti, hidraulį pasijungti, žodžiu, slangą viltinį bulbinį sumaišyti, nu, bardaks, tai biškį tep atitumpyti, atvarkyti. Aš kiek suprantu, turėtum 24 kartus soks, tai reiks paskiau išbandyti, be plevelis, be nieko, tu prasme. Kaip ant sveik, kaip esu sunkiai su užsifiksavim, pažiūrėjau, kad grįžti darbinį padėti. Ne darbinį, ta prasme, kad paėmė ruloną ir turėtum pasiimti to ir būti užsifiksavęs, nes kitaip, nu, gali sulaužyti, jeigu tas bus prikelts. Nu, žodžiu, reiks paskiau, jeigu įkels, nu, nufilmaus, kaip man ten bandymas sekses, nes čia pirm turiu pasijungs, jau kaip šiandien išėjau rytmetį, beveik visą dieną jau išėjau, nes, nu, atrodo, niek čia nesu virinti, bet nieks netinka, žadėjau čia kabinti. Paskiau žiūr, kad tai ir čia gatep atsikėši, gaunas nepatogia, tai te bus patogiau, te patep žiūri, ko jėmi, kai kviniuoji, tai persidien rung persimečiu, tai darbonys, kaip sakyti, šitą ryčiagams netrukdys. Matysim dar veiksmą. Nu, va, tai nukarpiau visus užtrauktuks, matysime, kaip viskas veikia, reiks skaitaliuti, paskiau susidės taip, kaip mums bus patogiai. Tai bandyti reikės, kaip čia veiks. Savo tas priekins pakabų šlangas ištraukiau dabar. Ir reiks vezyti, jeigu dabar dainų važiaus, kol neviniuosiam, zagluškis nupirti už ką išvyti. Nes tą vein porą leist nor. Gumelį reik pasikeisti, nes įva parvėjai. Nu, tai atrodo, kad viskas veiktas, šitą šūnys, nu, čia tai aiškiai, tai čia reik priprast. Prituvės valdymą, tai tos abien viskas irgi va kilnuojas. Pasvert. Skiau. Nu, čia ką nori, va, į darbėjimą padėti persistumti. Daugiau negali stumti, nes tvorų sulaužysios ar taip apsivalys. Užsipaksau, nu, čia kaip prieš tai matėt viskas sveikti. Nu, fiksavim sirčių, buvau bandžiau apsukti, viskas į gerą, tik tada ir pripratėjim, visur reik pripratimą. Bet dabar jau ne per laiką ryto atvažiavom grūdus skolti, tai reik nusikabinti, pasiruošti keisą ir 50, nes aš tarp, nu, ikėjim neįtilps su keis, tarp laids tenai, tai jei kas parsitaims su to ir parsiveš, tai dabar nežinau, ne kiek tų grūdų bus, parsivežiau irgi didmaišių.
kiek aš čia gaus, po derliaus matysim viskas bus eigu. Tai va, es pasidarė stepno iš tas fiškčia išsitrauks lauktas, viskas traktoriuje paliks, susučio dabar su tas šitą vat atsoks su greitą, nes neužveršti ir nusik, čia nusik dovarsi, paleid reiškia laukt. Nu, va, kad nusijam antrų tep. Moterkelis paprastą užsuką nepamesti. Nu, va, atsijunginėjau, atsikabinau, viskon susirušiau. Tam irgi užsidėjau trikampį. Žodžiu, rytu, kaip reikės, nuvarys parsitemp priekabą. Ir mausmistas teisėjai ten į laukus. Tu išplėš nukols avažs ir tada kveišsi čia meižis prie namų. Matys, kiek čia gausis, kaip čia kas eis. Tai va, parsivežiau priekabą. Turėtų nevažiavau, už pojus valandos atvažiuoti kombainis, varyti parsivežti avežas, po to išsikratysiu ir varyti meižis. Ne meižis, kveičis, paskiau meižis. Tai labai didelė ras buvo, lik pat 12 valandos dar ku išlapsiant par žulką dėjinį. Man grūda jau bus pradžiųjų turbūt. Numarau pažiūrėti, ar atvažiavo kombainis, kad nereikia traktorių laukt. Davai, įvažiavom kaip tik. Pasakė, po 3 atvažiaus, po 3-5 minutis ir įveito. Punktalus žmogus. Nu, kols keikėjais, paskiau ten kada ir važiuoju traktorių pasiimti, atsikratyti išversti. Nu, žodžiu, tai bus darbinga, trup nedeina, kol grūd susinešėm. Nu va, pradėjai kolti, čia šiaudus įimsiu, bet bus geras užuolė, tik vyks išdžiuvintai, bus skani pašariuką į kraiką. Nu va, atvarau ton dirvel, palauks, kol parvažiaus kombainis. Tas ten prie kelpalė kolti, čia nukols. Nu va, tik atvažiavome, kombainis pasirodė. Greita kolas. Nu va, savežom baigta. Nu, atvažiavome iš šitą kolom, nes kveičis, nes, smolkins tai nenorėtų savo stalčią statinėti. Čia jau ne meižėbė, o dubilą perau, nes šitas Deinskė planavau kolti užlėję. Į dabar tarus padai, dabar jau vėl užkepėn. Tai matos, kaip dubilais, matrūt geras sieklai tų dubilų. Zakėčiau traktorių, nes įkėjim, kur vert grūds neįtelp su keisiu. Tai va, sugrūdas baigta. Nieko gero derliaus. Apmenka. Dabar noriu pasikeisti gumelis. Nes tas šitą pusileid. Tai paskiau vežti prikabą atiduoti. Apsidarbus. Nu, ten kur tas gumelis gali keisti neteka, nes tipo tebi original tai iš toka. Tai varau nusipirks to pačiu traktoriaus variklaus tepals, pasikeis filtrus visus naujitų štuoką, nes neturku įdėti gumų, niekur neradau, nei litagros, niekur, visiškai niekur nėra. Nu tai va, gavau naują jungti. Ton, kur vat keičiau gumelį išpakeisiu. Tepals to pačiu pasikeis varikliaus. Vor filtrus, aliarks filtrus ir taip toliau. Nu, čia ir viskas. Šuns nusijimti. Viskų gavau, telšiaus įkrautai tu į agro gilį. Šiaip protingas kainas, viskas daug pigiau negu litagro. Į kokybį geresnį, man atrodo. Nu, nežinau čia kaip kam, bet kas nest boj, galite užvažiuoti, pamatysite pasirinkims. O jeigu netorku nors, tai mygom užsaka. Ir žiaurė purvins. Blogiau nebus, kad pasikeis. Nu, čia įnaus filtrus. Didžiasis ir mažasis.
su filtras baigta ora. Eisam toliau. Nu, va, dabar skaisim į Solaris filtrus atsisuks. Aiškia, mūsų rankom garantuota nesusuk, bet jo, tai turėtų eiti. Yra ir. Nu, vis laikį, kas nežinot, kreipkit dėmesį. Čia iš ta, kur yra irgi gumelis įkeitams. Tos filtrus per mūsius, po to ir rodant tos filtrą. Pat gumelį čiut sušlapinti, kad lengviau susukt su tepal variklin. Ir tada nusukt, aš tai, nu, pripels pelną. Nu, va, tai Solaris filtrą reikia pakeisti. Nu, ruošos kravai nuleidamau, kaip senuoju leika iš bambaliaus. Šiaip reims tos standartinis leiks nevis aukštit, nu, įtinka. Nu, ta paliaus bėg, svarbu žems nekliūna. Nu, va, tuon tepal filtrą pasikeičiau. Reiks šitą nusišlausti trunks, neslyst. Bus viskas. Tepal susistukinėt, prisipiliuoti. Nu, va, tepals pripiliau, buvo žvedz, dabar biškai palauks, nusės tepals norim, pavėsis užtenk. Tai tol dabar bandyti pasižiūrėti raktų ir pasikeisti. Tūn, čia jau čia didelis raktas. 3-6 kokių. Bandyti atsuktų, tai aš galvoju, nu, katros veids nusuks, aš manau, turėtų nučištą atsisukt, vis susitraukt, nes tas naus įteptų ilgiaus, čia jau atsineš. Naus irgi toks. Nu, tai tepi turėtų būti nusteikė lys. Pavyzdžiui, nusteik susisuks, nusipaliks, nu, praktiškai taip pat kapitei. Tai va, mano kaina yra 55 eurų, čia agro gilė, telšius. O Litagro princips tas pats, tik aiškiai gamintos buvo 86 eurų. Tai va, kas jau norės traktoriam dalių, tai nu viskas, kas į žemės ūkį, traktor dalis, tai paaišku, ten daugiau pirks, aš manau, irgi nulaid gaust. Maladės žmonės ten yra. Tai dabar bandyti aišku traktor ir suktais pasikeisti, paskiau vidėje iš tepal dasipils, nes matot, čia štai viet nulašiais, pastuvė kapons į būdą vykęs, leisdavo tepalą ganėtinai jau normaliai, nes gumą buvau paskirdinėjęs, ištraukiau tų gum dar paplėšiau, galvojau, kad gaus, bet kadangi negavau nieko, tai teko veston pirkti. Tai va, tuik situacija. Pamislės nepakeis, 35 raktsai, neturėjau raktų, tai važiavau, nusipirkau galvų, tai įsiskaidė. Atsisok, untų gal paaiškėtas, kur buvau parsivežęs, streiks netinka. Tai dabar to atidavau iš lauks apie antradienį turėt sak pareit su tu reikia aukščiai. Žodžiu, čia vėl žut neves deina. Čia galvelį buvau ir nusipirkau pirmą. 34 galvojau, ką bus, bet ne tik. Dabar perėjėm, nes čia antus 3-4 buvo tas ir tai nusantruosis. Žodžiu, atsisok, dabar užsukau uždėjau zagluškį. Jeigu reiks, tada jungs ant tų kitų purvų, tom paliks ramybė dabar, kol pareis. Ai, dar va, nusipirkau, zagluškį įsivalėjau, susidėjau tus vis, į tom kapidėsi tam uždės. Nemaut žymi. Tai va, parei jungtis. Bet, nu, man vis atrodo tą pat, tik tas reiks kitoks įbandyti reikia įsisukti, kapčiais prieiti, užsivaržyti, susitvarkyti. Nu, įsidėjau, prisisukau, nežinau, laikys, nes nein prisukt, nes ten jeigu raktą užkišti, džiuk neužkiš iš tos pusės savo mzindailio, keikiai patimpiau, matys reiks išbandyti. Kaptins čia leis, neleis per tą veit bus matyti, nes čia bištarps į tom pažiūrėjau plastingas, čia visur laisvas ir o to nuštėmbi, nu matys. Tai manau jau šiam video teik, susimatysiam kitus video. Ačiū, kad žiūrėjote.